Sveiki sugrįžę į dar vieną Sobolski Racing firmos video. Šiandien vėl garaže, bet nestandartiškai. Atvažiavęs Paulius svečius. Labas, Pauliu. Labas. Mašinos nebėra, nes išvežėm Valdui programuoti, užkurti ir taip toliau. Ir kadangi už savaitės Matsurės, garaže jau kem 6. Realiai aš truputį tvarkiausi visą sandėliavimo sistemą, kūriausi į tą laiką. Paulius atvažiavęs sušvietė buferį, padarė išmetimo tipsus, kuriuos vėliau parodysim, ir čia biški viską surišo. Tas biški tai reikėjo truputį, visų pirma, norint buferį pakabinti ant landžeronų, yra maža problema, kad landžeronai turi kėbulio laikytis. Tai nesilaikė, turėjau virinti landžeronus į vietą. Žodžiu, taip, pasakykim, žodį suvirinta labai taip švelniai, turbūt labiau prisekta. Prikabinta. Jo, prikabinta, puiku. Stipriau nereikia, visgi čia minkštas galas, ne? Ir ką, susegėjo buferį izoteškim, stovi labai standžiai, labai smagiai. Ir ką, greit praėjo mašinka, tas greit, nu tai, ką žinau, užtrukai 2 minutės. Grubiai, va tiek ir buvo. Ir ką žinau, nu, atrodo, esam pasiruošę dažyti. Truputį pustelėjo grunto, kur buvo plikas plastikas, nes, sako, nelimpa taip. Nu tai va, žodžiu, darom viską kokybiškai gerai. Turim dažų, rašo metalui, bet manau, prie plastiko irgi lips. 100%. Tai va. Kažkokie va tokie, matau sidabriniai, tai, nu, tai spalva, ką žinau, kas tai gerai. Ką daugiau nėra ką pasakoti, turbūt einam ir dažom, nu, čia viskas tokiais tempais vyksta, kad už pusvalandžio eisim ilsėtis. Gabalai įsikrypti. Nežinau, ar išpūs. Nežiūrėsim, kaip gausiu. Apsižiūrėti reikia. Šiaip, kadangi čia patikima gera mašina, tai labai nieko stipriai daryti nereikia. Šiaip iš principo plitokam aš esu įpratęs keisti tepalus kas sezoną. Ten, kai važiuodavau į streitą ar panašiai su gaisinė, tikrai kas sezoną pakeitė ir visiškai ramu. Čia ir tokia problema, kad o kas tas sezonas yra, aš nežinau, kada tą mašiną, kiek eventų jinai važiavo, važiavo tai tikrai ant ribos visą laiką buvo spaudžiamas tas variklis. Tai va kilo toks klausimas, kiek čia jis važiavęs ant tų senų tepalų. Tai realiai pakeisim tepalus ir jau pradėsim sezoną, skaitysim, kad sezonų jau pakeista. Kaip sekasi? O, sidabrinė. Mačiau tai sekundai. Gerai, gal tokių ir tikrai nenorėjo išpūst. Suprantu, kur galėjo būti bėda. O, žinai. Ojei, kažkas daro. Sakykit, ką norit, bet pagal mus, kaip šitai mašinai, čia yra idealiai. Ojej, motorsport. Oi, keli. Žiauru. 335. Čia raidžių porą nukabinsim. Ar I, ar 2 dar nenusprendėm, bet 335. Su AdBlue. Su AdBlue. Įsiaiškinom, kažkas pakomentavo komentaruose, kad čia yra AdBlue sistemos užpilimas, tai va. Jų apylinkė greitkelis, jų greitis mirtinas, jų priešas automobilių vagys, žudikai ir prievartautojai. Kobros vyrai dirba visą parą. Mūsų saugumas jų rankose. Gerą dieną, sveiki atvykę į Matsurį. Nuostabus oras, standartiškai Matsuris, nuostabi nuotaika, tai yra sezono pradžia. Smagu vėl išlėkti į aikštelę jau oficialiai Lietuvos drifte, ne Lenkijoje, ne kažkur. Pagaliau tas džiaugsmas grįžta ir į mūsų kiemą. Mes standartiškai atsivežėm kem 6. Truputį turim atributikos, pasipuošę, Matsuris šventė. Sortinam pirmus dienos bagus, realiai standartiškai kem 6 nevalino. Šį kartą atrodo dar daugiau neįprastai. Turim įtarimą, kad vanusai, nu tai pabiškai sprendžiam, aiškinamės, tikrinam klaidas, pučiam orą, tiesa, nebėra jau ką pūsti, padangose 8 barai, bet dar nevažiuoja taip, kaip norėtųsi. Šiais metais gal kiek kitaip nei standartiškai, pagaliau turim ką parodyti. Turim atsivežę savo realiai didžiąją dalį line-upo, tai turim kem 6 išsukimo šakes, stebulės, pirmukų šakes, pirmukų stebulės, pirmukų traukės, na ir atraminius visiems savo lokam. Atėjom iki tokio taško, kur jau turim ką parodyti. Ir smagu parodyti žmogui, kokia čia ta produkcija, kad susipažintų, suprastų ir pamatytų, kaip atrodo ir kaip trasa veikia. Tai va, šiandien kažkokios stiprios idėjos nėra, pasivažinėsim, galbūt praeisim pro pilotus, kurie lėkia su šitom dalim, pakalbinsim, kaip jiems sekasi, kaip jiems važiuojasi. Na ir galų gale pasilinksminsim. Tai va, einam aiškintis dėl traukos ir einam linksmintis.
tikiuosi radom lygą. Realiai šitas sensorius buvo įdėtas neoriginalus, gali būti vien dėl to. Čia yra velenėlio padėties sensorius, kuris lemia vanų su darbą ir panašiai. Įdėjom kitą, ačiū Gyčiui Stalerūnui, kuris paskolino kitą sensorių ir mašina juntamai važiuoja daug geriau, galima net pulsuoti gazu. Aš tikiuosi, šiandien pagaliau pavyks rasti tos mašinos trauką ir pagaliau galėsim gerai pasivažinėti. O dabar traukas į šoną, varo visi draugai testuoti, visi nori pabandyti, kas čia per lokas, kaip jisai lekia. Man bus didelė garbė važiuoti paskui Bemvutį. Bemvutis yra mano širdies prezidentas, mano mėgstamiausias driveris turbūt Lietuvos drifte. Aišku, be Bemvučių yra kitų mėgstamų, bet jisai, jo personažas kūriamas, jo video, ir tikrai geriausias kontentas Lietuvos padangėse. Aišku, Oskaras gali biškį sakyti, tai čia aš irgi kuriu, bet būkim bėdė, nebeteisingi, Bemvutis mielesnis gerokai. Antras Oskaras 100%, bet Bemvutis pirmoje vietoje. Bachūras, kaip tau? Gerai, labai patiko. Patiko? Vos nenurašiau mašinos patys. Maladės, taip reikia bandyti. Bet lokas labai patiko, nesirakina niekas. Toks stabilumas tiesiog, užtikrintas jauties ir tiek. Yeah. Aišku, gustukas tai kiečiausias, man jisai iš viso širdutė. Nėra kaip Bemvutis ant tiek širdutė, bet pakankamai širdutė. Šiaip galiu pasakyti, marketingas jau patinka. Jo, dar praliek duodama jau. Labai jau galima vairu pasitikėti. Net kai nenuvelia ir tiesint pradeda, jisai tau neplyšta iš rankų. Ir esmė, kad nereikia su juo kovoti. Taip, visiškai. Netgi tenais ant galo į fuloką specialiai susukti ir jisai leido man tą daryti. Taip. Ir neužstringa svarbiausia tam fulokė. Taip. Kaip patiko? Staigus, nestaigus koks? Labai patiko. Nei per staigus, nei per lėtas, kaip tik galima pasitikėti. Sakyčiau, į loką tavęs senais neuždaro, bet visą laiką dar atrodo turi vietos iš jo išlipti. Tai buvo keletą situacijų pradžiai, tai pasistatymė šiek tiek gal galios biškių trūksta, jau pripratau turbūt prie lengvesnio gyvenimo. Ir čia patikėk, čia negyva šitas. Taip, tai tas jautėsi, bet netgi į loką prieš galą
pats turėjau įsišveist, kad į vidų labai nesutemptų ir labai lengvai davė atgal iš jo sugrįžti. Nestringa. Nestringa, neužsirakina ir galėjom drąsiai į fuloką, pasileidai ir tau atgrįžo tiek, kiek reikėjo ir visą lankiuką gražiai įsipiešti. Patiko? Patiko. Smagu. Smagiai. Pirmas ranas. Pažiūrėsim kaip antras. Davė, pabandyt loką. Radau. Kur kolega, kur čia A girdi Šaiką, kas atsakingas už ratų priveržimą, ble? Gerai. Kas čia? Ratas tik tai? Ant vieno rato važiavai, tai dėl to ar valina? Ten parčiašiau prie finišo, ble. Turėjom truputį netyčiuko. Realiai daviau vienam pilotui prasilėkti, Paulius Laurinkus, iš Pro lygos, gal kas atpažinsit. Jis važiavo, gal jau koks 6 eilė, aš tą mašiną nebuvau važiavęs, iš principo biški bildą, bet tas biški pasirodo buvo daugiau. Buvo atsileidęs galinis ratas, mes jį pametėm. Kaip, Paulius pametė, atsiprašau Pauliau, kad gavai tokių nedėkingų momentų, bet sukimą gavau pasibandėti, viskas patiko, viskas šiki. Na, o dabar tiesiog kažkurio momentu leisdamasis nuo kalno pajaučiau, kad kažkas sudrebėjo, nebūdinga, visą dieną taip nebuvo. Tai pažiūrėsit, sugadinom vairo traukę. Visų pirma, matot kaip jinai lenkta, taip nebūna. Tai panašu, kad tuo pačiu smūgiu oboliukas, tas matot klibą, taip neturi būti. Realiai sugadinom naują vairo traukę, tiesiog su smūgiu, krešas, tiesiog tai būna. Kadangi čia yra, vėlgi, iš belekokių dalių surinkta, iš to, kad turėjau lentyno, čia yra pirmuko išorinė traukė, reiškia, jinai gerokai trumpesnė ir čia yra Opelio vidinė traukė, kurios neįmanoma, tiesiog neįmanoma. Kas turi atsarginę Opelio vairo traukę, ne? Aš tiesiog random nuo lentynos susipirkau dalį, pagal lyginai man tiko ir įsidėjau. Tai va, pamoka, pasiupdeitinti jau serijinę išorinę traukę ir tada galės naudoti vidinę Kem 6 vairo traukę. Na, iš principo,
nesąmonė daryti tokį sukimą, kuris veikia su kažkokiu random mašinų dalim. Čia tik prototipai. Serija yra Kem 6 vidinį traukį, realiai patys atsinaujinsim ir turėsim. Tai va, o dabar bandom per daug nestresuoti dėl tų klibesio. Aišku, jis nėra labai paučiamas, ten tik kosminiam kampe tik į vieną pusę. Tai realiai 95% trasų jis nėra net jaučiamas. Nu ką, surinkim, sugadinom, tai sugadinom. Dabar gilinam su tuo. Tai va, varom toliau palakstyti, valandų dar yra, važiuojam. Šiauliai. Patruliuojančio ekipažo pareigūnai pastebėjo jaunuolį, lūkuriuojantį viduryje gatvės. Kad ir kaip atrodytų, realiai turėjom labai sėkmingą Matsuri. Viskas lūžo, transmisijos, aišku, čia truputį perdėtas atlaidumas, tai neprižiūrėta tikrai nei kiek važiuoklė, nulūžo diffą varžtai, pametėm diffą, sulaužėm diffą, na, ko tik nebuvo, žodžiu, įvairiausios nesąmonės. Apart viso to nemažai žmonių pabandė šitą išsukimą, nu ir nepameluosiu. Atsiliepimai visų liuksiukai, visi labai patenkinti. Na, manau, pardaviau vieną kitą išsukimą, tikrai šitų marketinginių judesių davęs pasibandyti žmonėm. Realiai, aš pats esu patenkintas, mašina gal kiek nelabai, nu nevalina. Aš žinau, kad tai nevalina, bet gal buvau pamiršęs, kad tiek baisiai nevalina. Na, yra kaip yra, eilinis atmazas. Šiandien tiek, atsirojom iki galo. Jeigu patinka kontentas, liuksiuką, subscribe ir iki kito karto.